Kažkaip viskas šiandien atrodė labai jau ramiai iš jūsų pusės. Pradžiai buvo ramu, taip, iš mūsų pusės. Po to Armidis prasidėjo truputėlį, bet išsaugom teigiamą rezultatą. Ta prasme, kas prasidėjo? Toks bardakas truputėlį aikštelėje. Per gerai pradėjote apie save galvoti? Turbūt atsipalaidavom po to kažkaip. Atsipalaidavom komandą per daug. Ką galima pasakyti apie Svajonę? Gera komanda, trūksta greičio gal Svajonė. Jaunesnė pribėgom truputėlį, vietomis vienoje vietoje gal labiau pasisekė, išsiveržėm į priekį. Pergalė, manau, pelnyta, tik labai gaila dėl paskutinio įvarčio praleisti. Dėl ko? Paskutinio praleisti įvarčio, kaip čia praleidom paskutinį sekundę. O dėl ko gaila? Šiaip gaila, kad praleidom įvartį. Gal prireiks mums tų įvarčių. Vartininkas mūsų gal geriausias bus, nežinau. Ai, dėl to? Yra, šiaip, gaila įvarčių. Negalima taip praleisti įvarčių, viskas. Rezultatas kaip ir vienas geresnių šį sezoną, bet ar Seto komanda žaidžia geriau lyginant su sezono pradžia ar ne? Manau, kad žaidimas vis tiek gerėja. Pradėkime nuo to, kad pirmą, gal antrą minutę turėjom 100% progą, kur šį kartą juos gelbėjo skersinis ne mus, bet ką padarysi, kamuolys apvalus. Ir įvarčiai tokie labai kurioziniai. Pirmas, aš su gynėju nesusikalbėjau, atidavim pasą puolėjui ir įvartis yra, o šiaip pagaliau reikia pašiaukti Saulę, kuri duoda savo žaidimą. Nepratę šį sezoną. Tikrai karštas, iš tikrųjų, pabūs ant Saulės ilgiau negu 15 minučių būna per sunku žaisti. Ačiū Dievui, kad komanda renkasi gerai ir reikia paploti komandai, kad netgi tokiu ankstyvų laikų susirenka pakankamai žmonių keitimam. Tikrai dėl to galim išlaikyti spartą ir tas parodė antram kėliny, kai prie 3-0 vis tiek lipom, jau mes pradėjom lipti į priekį ir bent turėjom ne vieną progą, kuri virto įvarčiu. Antras rungtynės įmušat įvartį, kaip tą galit paaiškinti? Čia tas lipimas duoda rezultatą? Pagaliau gal pradėjom suprast, kaip reikia žaisti mažą futbolą, pradėjom nebijoti išeiti karts nuo karto į priekį, šiek tiek gal atidengdami labiau gynybinius flangus, bet, kaip matot, daugiau negu 5 vis tiek neprasileidžiau. Buvo jau porą kartų? Bet ten ir buvo tokia sudėtis. Dėl sudėties buvo tokie dalykai? Daugiau sudėties buvo ekstremali, neplanuota sudėtis, tokia nestandartinė visiškai tada. Tai čia pateisinama, kai nestandartinė sudėtis gali būti daugiau nei ir 5. Visko būna šiais laikais, bet tikėjomės daugiau šį sezoną nebus negu 3. Šiandien viskas atrodė labai ramiai, ar tokios super ramios rungtynės pačiai komandai yra įdomios? Nepasakyčiau, kad buvo ramu, tarkim, antram kėliny nebuvo ramu. Iš savo varpinės žiūrit, ar ne? Iš savo varpinės tikrai žiūrim, nebuvo ramu ir visi sustojo, patikėjo, kad čia viskas, visi pradėjo žaisti puolime. Ir tada ir jie ir įvartį įmušė ir dar ten progų buvo. Ir tikrai neramu. Tai, kad tik 3-1 laimėjot prieš Setą, jums tai kaip ir geras rezultatas ar nelabai? Ne, tai rezultatas yra geras, nes turbūt gal pusė pagrindinio sudėties žaidėjų sėdi namuose su žmonom, su vaikais, kad gauti vizas ketvirtadienį. Tai šiandien toksai buvo. Ką turit omeny? Ketvirtadienio varžybas. Ką dar šiandien galima pasakyti, jeigu varžovai tą antrą minutę būtų įmušę įvartį, kai pataikė kamuolys į virpstą? Būtų kažkaip... Gal būtų buvo geriau, nes gal kažkaip būtų tas atsipalaidavimas dingęs, tas lengvabūdiškumas. Sakys, būtų pažadinęs komandą? Taip, nes, aišku, iš pradžių ten irgi tų progų buvo daužę, pirmą kėlinę daužėm, bet vartininkas kosminis, šaunuolis. Geriausias rungtynių žaidėjas? Jo, gal tikrai. Matant šio sezono jūsų komandos rezultatus, turbūt neišeina kitaip sakyti, kad dėsningai viskas vyko ir šį vakarą. Jo, pralaimėjom stipresnei komandai, apskritai turbūt pagal žaidimą, nežinau, kad čia visus žaidėjus surinkę šiandien. Jau trečią kartą iš eilės. Manau, kad iš tikro, geriausia, stipriausia komanda, prieš kurią teko čia žaisti, iš tikro. Biškai pykstam ir ant savo komandos, neužteko, tam tos valios, galbūt tas toks pralaimėjimas. Prie 2-1 buvo galima. Prie 2-1, prie 3-1 dar reikėjo iš tikro kovoti, gal kažką dar nepabijot, prasižengti, sužaisti ant ribos, ant geltonos kortelės. Tiesiog toks jausmas, kad 3-1 absoliučiai nuleidom rankas, ne tik, kad nebesitikėdami įmušti, bet iš tikro net nebesitikėdami apsikeisti. Žiūrint visą sezoną, šios rungtynės jų fone,
Nu, sakykim, galbūt kai kurios... Aš ne į varžovus, bet į save žiūrėkit, į savo komandą. Nu, atspindi, sakykim, tam tas spragas iš tikrųjų gynybai, daug prasileidžiam, atrodo, mušam, kaip ir ne tiek jau mažai, sakykim, ten būtumėm viduriukę pagal mušamus, bet daug prasileidžiam, turbūt tos valios. Kartais netgi sėkmės, sakykim, jeigu šiandien sakykim, visiškai dėsningai pralašam, tai buvo tokių rungtynių, kur, sakykim, lygiuose rungtynėse pralašam ir nemažai pralašam, arba ten, sakykim, arba netgi turėdami persvarą, nemažą persvarą, nors sugebėdam pralašti, tai, sakykim, tą vietą, tokia, sakykim, nu, esam ten, kur esam. Dinerio sezoną turbūt galima skelti dvi dalis, kai komanda buvo be brolių ir dabar su broliais. Na, tai tikrai taip, nes broliai dadėjo tikrai mums daug ir visai kitą žaidimą. Jeigu jie būtų rinkęsi nuo pat pirmų rungtynių, kur dabar būtų Dineris? Manau, kovotume dėl pirmos vietos. Tik kovotumėt. Taip, nes kitas komandas irgi gerai žaidžia, tas pats Oniksas, kur bara visus iš eilės, Žaibo Kirtis, visi šiemet gerai. Šiandien kažkaip iki pirmo įvarčio toks jausmas, kad nenorėjot mušti vartus. Buvo toks... Buvo tikrai taip ir dar rėkėm ir po pirmo kėlinio pasakėm, kad daugiau smūgių, daugiau, kad, kaip sakant, neįridento kamuolio. Aišku, ir mušėm, ir jų vartininkas tikrai pirmam kėlinį, pirmus 3 kokius smūgius, tai ten fantastinis turėjom. Kas dar liko jums? Mums liko Oniksas. Tai čia bus jau Feiskova bus dėl medalių, aš manau. Jūs dar galvojate apie tai, kad auksas nėra nuplaukęs, ar ne? Aišku, šitam dabar formate turnyro viskas įmanoma yra. Iš tikrųjų, dar atrodo liko 3 turai, bet tikrai dar viskas įmanoma. Oniksas žais su Vilkais, mes su jais, taip kad dar negali žinot, gali viskas apsiversti. O šiandien žaidėt labai solidžiai ir tai matęs kažkaip nuo rungtynių pradžios. Kas čia jums nutiko? Nežinau, nieko nutiko, mes visada solidžiai žaidžiam. Ne visada. Kartais galbūt paleidžiam daugiau atleidžiam. Tiesiog šiandien galbūt taip viskas susiklostė truputį geriau. Galbūt parankesnė komanda buvo, galima sakyti. Nors pradžioj tikrai nesakytum, kad kažkas buvo lengva ir jie progų tikrai daugiau turėjo, manau, pačioj pradžioj. Kalbant apie Makso veiksnį. Iš šono žiūrint, atrodo, kad net tada, kai varžovai momentų neturėjo daug, vis tiek tas gynėjų išdėstymas pakeitė jūsų komandą. Ar tas būnant aikštėje jautės ar ne? Na, nežinau, negalėčiau nieko pridėti. Taip atrodo viskas tiesiog kaip ir... Natūraliai? Jo, natūraliai kaip ir praeitose varžybose, taip pat atrodo viską darom plius minus. Bandom tą patį šitą dėsningumą tą pačiu žaisti, bet sakau, gal tiesiog šiandien taip. Iki įvarčio ir po įvarčio, kuo skiriasi jūsų komanda? Nieko nesiskiria, nebent kartais po įvarčio... Šiandien aš turiu omeny. Ai, šiandien? Nieko nesiskiria, mes kaip spaudėm antram kėlinį, taip po įvarčio spaudėm. Tiesiog paskui bandėm biškį sutarti, kad gal nebereikia, gal šiek tiek... Bet norėjos dar pribaigti? Nu, toks jausmas, kad žmonėm dar norėjosi padaryti 2-0 arba 1-1.